Paskutinis žingsnis prieš paleidžiant reklamą, ad lygis, visą kitą esam prasibėgę, kampanijos lygiai, TOFO, šalta auditorija, tada adsetų lygiai, kur nusistatėm auditoriją, nusistatėm placementus. Tai jeigu tų žingsnių nežinote kaip atlikti arba nepažiūrėjote, tai pažiūrėkite video prieš tai į visus įkeltus ir įrašytus. Tai va, perinant prie ad lygių, tai pirmiausia ir pirmas žingsnis yra pirmutinis, yra pasivadinti ad name. Visada kaip užsivadinti, kad būtų paprasta ir nesimėtytumėte, tai užsivadinti pirmiausia formatas, ar tai video formatas, ar tai nuotrauka ir tada, kas toje nuotraukoje yra matoma. Tai vėliau irgi pamatysite. Tai gerai, pasivadinome, tada perinam prie kitų žingsnių, tai visada partnership ad išjunkite, tai nenorime rodyti reklamos per Facebook'o metos partnerius, tai norime turėti švarią reklamą, nebent jau norite eksperimentuoti, žiūrėti ir tada galite tikrai įsijungti, bet nerekomenduoju, jeigu taip žiūrint pagal optimalesnį biudžetą ir geriausius rezultatus. Taip, tada Facebook pages. Visada įsitikinkite, kad yra pasirinktas tinkamas pages, bet irgi jeigu žiūrėjote prieš tai pamoką, kaip susitvarkyti ir iki galo business paskyrą metos, tai irgi prisidėjote tvarkingai savo puslapį verslo prie savo visos paskyros verslo ir šiuo atveju turėtumėte sumatyti savo paskyrą Facebook'o puslapio. Taip, Instagram accountas, jeigu irgi tinkamai pridėjote, turėtų irgi paspaudus išmesti Instagramo paskyrą. Jeigu neturite, tai nėra būtina, jis tiek naudos jūsų Facebook puslapį, leidžiant Instagramo reklamą. Bet jeigu turite, tai visada žinokit patartina tiesiog prijungti Instagramo paskyrą ir kaip reikėtų vėliau ją prijungti, leidžiant reklamą, tai tiesiog paspausite čia mygtuką ir rodys. Tai šiuo atveju naudojam Facebook puslapyje. Tai perinam prie sekančių žingsnių, tai ad setup, kaip kursim pačią reklamą. Kokie yra galimi variantai, tai paspaudus galim kurti naują reklamą, galim naudoti jau esamą turinį, koks yra paskelbtas ant jūsų Facebook puslapio. Tai yra du variantai, trečias nėra rekomenduotinas ir naudojamas, tai yra pirmidu, tai pačiam nuo nulio susikurti, kurį mes šią akimirką ir naudosime, arba naudoti jau esamą reklamą, kuri arba turinys paskelbtas jūsų Facebook puslapyje, bet taip pat galima pernaudoti ir tiesiog paleistą pakurtą reklamą su visais patiktukais, su visais komentarais. Tai jeigu irgi bus įdomu, tai rašykite komentaruose, kad įdomu ir galėsiu būtent pakurti papildomą trumpą video, kaip tai būtų galima padaryti ir pernaudoti būtent jau kažkur kitur paleistą turinį. Tai perinam kitur, prie kitų žingsnių formato. Šiuo atveju naudosime single image or video. Kitas variantas, ką galima padaryti, tai galima manual rankiniu būdu pasikurti karuselę paspaudus, iš karto tada galima kurti kardus, iš karto nuotraukas susidedi, irgi pasirinkti turinį, koks turėtų būti toje karuselėje. Tada galima ir kolekciją pasikurti, ką šiuo atveju irgi papildomai pasirinkant kolekciją reikia pasidaryti, tai pasikurti instant experience create-niu ir tada pagal savo poreikius pasikuri arba gali kas nuo nulio pasikurti. Bet patartina irgi pasimti šabloną ir pagal save prisitaikyti. Tai irgi grįžtam prie single image or video. Tai perinam prie ad creative. Šitoje vietoje jau mes pradėsime kurti reklamą. Svarbu paminėti, kad yra du skirtingi formatai šiuo atveju, tai yra image arba video formatas. Image formatas yra labai patogus tuomet, kada turime tiesioginius pasiūlymus, kada norime paprastą ir tikslingą žinutę ištransliuoti savo klientams. Jeigu turite vieną produktą, kuris yra patrauklus ir tiesiog turi gerą kainą, tai irgi pavyzdį netrukus pateiksiu, kaip gali atrodyti, tai arba kitu atveju turite paslaugą, kurio metu norite būtent irgi pritraukti kuo daugiau užklausų, tai irgi
vaizdu formatu patikite pačią paslaugą ir tada tekstinio formatu ant pačio vizualo uždedate būtent pasiūlymą iki 4-5 žodžių, kuris turi ištransliuoti pagrindinę žinutę. Bet visas turinys dabar yra orientuotas į e-komerciją, tai netrukus pasirinksime vieną iš imidžių. Tai šiuo momentu įdėsime kitą formatą e-komercijai, elektroniniai parduotuviai. Netrukus užsikrovos galėsim pasirinkti. Tai pasikrovė, pasirenkame, irgi reikia įsitikinti, kad būtų nuotrauka atitinkanti visus formatus, ką galima daryti, tai galima pasirinkus group, tai galima irgi didinti, mažinti, jeigu jūsų turinys, pati nuotrauka nėra tinkama, tai galima ją apsitvarkyti pagal kiekvieną formatą, tai patogus įrankis, kuris tikrai leidžia naudoti, bet irgi matom, kad geriau šiuo atveju naudoti original, tikrai yra patogus dalykas. Tai įsitikiname, kad mūsų nuotraukos patraukliai atrodo, tinkamo formato ir viskas matosi tai, kas turi matytis. Tada paspaudžiam next. Čia papildomai irgi uždeda, optimizuoja pats Facebookas, uždeda backgroundą, jeigu nėra tinkamo dydžio formato. Tai uždeda visą tą informaciją, dabar yra dar keletą naujų formatų, kad ant paprasto feedo formato uždeda headliną. Headliną irgi netrukus prieisime. Tai kas mūsų turinėje matosi, tai matosi produktas ir pasiūlymas. Paprastai, aiškiai, per daug neapkraunant, irgi turi būti skaudinga, paprasta ir lengva. Tai šitą pavyzdį irgi paskūriau per Canva, greitai per 5 minutės. Pasėmiau nuotrauką, pasėmiau papildomą elementą, ant to elementų įsidėjau kainas ir gavosi pasiūlymas. Tai irgi pačioje pradžioje verta pagalvoti, ką norite pateikti ir kaip perteikti, bet rekomenduoju jo niekada neapsikrauti. Ir taip, paspaudžiame done, mūsų produkto kaina yra įkelta, nuotrauka tiksliau. Taip, ir tokiu atveju, kaip jau publishinam savo produktų nuotraukas, galima keisti dar formatą. Jeigu mes pasirenkame feedą, pasirenkame stories, tai kiekvieną galima formatą keisti iš tikrųjų. Nes kai įkeli nuotrauką, tai geriau toje vietoje nekeisti formato, nes tada netikslingai pasikeičia ir kitose vietose. Tai paimam pagrindinį formatą, kur norime surodyti ir tada, kaip paskelbėme, šitoje vietoje galime valdyti papildomą, kaip storio formatą. Tai paspaudžiam edit. Tada paspaudžiame change ir tada galite irgi įdėti video formatą ar nori nuotrauką, bet irgi spaudžiam upload, pasirinkame nuotrauką, pasirinkus nuotrauką įkeliame ir tada visi tie patys žingsniai. Tai pats Meta netgi rodo, kurių vietų geriau yra su nuotrauko neužimti, kad jokio teksto nebūtų, nes yra papildoma informacija, kuri yra pateikiama būtent pačio dinaminio turinio. Taip, tai šitą vietą jau praėjom, paaiškinau primary tekstas. Irgi toj aš jį įklijuosiu, esu jau pasiruošęs šiek tiek. Taip, įkeliu formatą. Tai pačioje pradžioje yra svarbu su pirma eilute, kad jinai būtų labai trumpai ir aiški. Ir būtų kreipiamasi į tikslinę auditoriją ir iš karto to pačiu paliečiama problema ir produktų pristatymas dažniausiai arba paslaugos būtų labai jau idealu. Taip, tada antras žingsnis yra labai geras būtų, kad sugalvotumėte, kaip galėtumėte būtent sukelti urgency, skubėjimą, kad žmogus kuo greičiau įsigytų, nes jeigu to nesukelsite, tai žmogus tiesiog svarstys, jeigu ne pas jūs įsigys, tai pas kažką kito. Tai irgi patartina per patį kopiją perteikti, kad būtų skuba, tada papildomai per trečią žingsnį būtų naudinga būtent suteikti privalumus, kurie būtent irgi sukeltų pasitikėjimą jumis ir kad kuo mažiau atsakymų, tai yra kuo mažiau pasipriešinimų žmogui suteiktumėte ir kad kuo daugiau žmonių apsipirktų, nes irgi tai yra jūsų pagrindinių. Taip, ir tada paskutinis žingsnis tai yra paskatinimas apsipirkti. Irgi call in actionas, CTA, ką dažnai naudoja.
Tai irgi tiesiog nukreipti žmogui, paaiškinti, ką jam reikia daryti. Tai pačioje pradžioje irgi nurodom, kam tas produktas yra skirtas, iškeliame problemą, tada yra paskatinimas, ne kiek paskatinimas, bet urgency sukėlimas, skubos tas instinktas, tada irgi šiek tiek benefitų pridėti apie save ir tada CTA, call in actionas, kad žmogus imtųsi veiksmo. Taip, tada headline'as. Headline irgi tą patį CTA galima pridėti, kad tai, kaip esu čia jau nurodęs 50% nuolaidą, tai pasinaudok 50% nuolaidą. Vienas iš variantų būtų. Bet šią akimirką aš noriu, kad dar kartą perdikti pačio produkto naudą, kas per produktas ir būtent kokie yra privalumai. Nes dabar ateina žiema ir žmonės ieško šiltų batų ir ieško už gerą kainą ir kad būtų stilingi ir šilti. Tai didžiausias privalumas. Tai va, headline'ą pasirašėm, perinam prie description'o ir description'e, ką dažniausiai mėgstu, tai yra irgi social trust'o šitiek prie įdėti, kad irgi žmogų paskatintum įsigyti, bet tuo pačiu jam parodytum, kad jis jau ne vienas tą žingsnį yra atlikęs ir tokiu atveju irgi pasitikėjimas, kol žmogus labiau jumis pasitikė, tuo daugiau šansų, kad galiausiai ir įsigys. Tai call to action yra irgi iš tikrųjų labai svarbus elementas, tai turi daug įtakos, ką būtent jisai turi atlikti. Irgi viskas priklauso, ką šiuo metu norite jūs reklamuoti, bet vis tiek visas turinys šią akimirką yra apie produktus, tai yra geriausi du pasirinkimai, tai yra order now arba shop now. Jeigu būtų paslauga, tai būtų sign up. Geriausias mygtukas. Tai šią akimirką jau matome savo sukurtą reklamą, kuri yra tikrai patraukli, matosi pagrindinė žinutė, lengvai ir aiškiai, tada pats produktas, kaina, pasiūlymas, tada pats produktas, irgi call in action, kaip sakiau, galima irgi pridėti, tada matosi irgi pasitikėjimas, ką dar galim padaryti, tai šitoje vietoje būtinai kelkite savo paslaugos arba produktų nuorodą tiesiai į produktą arba kategoriją, ką norite reklamuoti. Tai bus sekantis video, kur pasikursime dinaminės reklamas, kur bus karuselės, kur tiek parodysi, kaip viskas veikia, kaip yra efektyviausiai išnaudoti karuselės dinaminės, bet dabar irgi pabaikime dar šitą. Tai čia reikia nuorodą įkelti pačio produkto, tai aš galiu greitai bet ką dabar įrašysiu. Moteriški batai. Ir tada šitoje vietoje įkeliame nuorodą savo produkto arba paslaugos. Ir va šitoje vietoje mes visada, net negalvokite per daug, ką norime atvaizduoti, tai visada įrašykite savo svetainės domeną ir daugiau nieko nebereikia. Tai matysime šitoje vietoje domeną, gražiai tvarkingai ir nebus apkrauta. Tai ką dar reikėtų paminėti, tai iš karto perinant prie trackingų, iš karto matysime savo pridėtą pikselį, jeigu jis yra tvarkingai pridėtas, tada papildomai rekomenduočiau dar ir offline eventą turėti, kad irgi dėl tikslesnių duomenų, ir tada kaip paskurti UTM žymą, kuri irgi ateityje bus dar viena pamoka, per kurią paaiškinsiu, kaip per Google Analytiką peržiūrėti duomenis, kurie yra naudingi, bet iš pat pradžių irgi galite jau pradėti kurti, tai kad pradėti rinkti informaciją, tai pačioje pradžioje tiesiog susivadinkite pavadinimą, tada campaigno pavadinimas, aceto pavadinimas ir tada reklamos pavadinimas. Tokiu būdu jūs matysite būtent iš kokios kampanijos, iš kokio aceto ir kokia reklama būtent pardavė produktus ir galėsite tiksliau analizuoti pačią reklamą. Taip, tai pereinant dar iš naujo, tai galite visada irgi
galite pasididinti reklamą šitoje vietoje ir pasižiūrėti, kaip atrodys jūsų vartotojai. Šitoje vietoje galite irgi pasižiūrėti į skirtingus įrankius. Tai yra apie placementus, per kur norite pasižiūrėti pačią reklamą. Tai va, tai pagrindinius dalykus prasėjom. Tai papildomai ateityje, kaip ir minėjau, pakursiu atskirai, kaip pasikurti dinaminės naujas reklamas, kur naudosim daugiau vizualų, daugiau primary tekstų, daugiau headline'ų, daugiau description'ų ir kaip tai reikia padaryti ir kas yra efektyviausia. Taip pat ir karuselės, bet jeigu turėsite kokių ateityje klausimų, tai visada būtinai rašykite ir atsakysiu. Tai va, dėl to ir apibendrinant, tai dėl to pavadinau ir nuotrauką, nes nuotrauką panaudojame ir UGI, tai būtent batų modelis. Tai va, iš tikrųjų daugiau nėra ką ir šią akimirką daryti su pačia reklama. Ja bekuriant, jeigu ją norite jau paskelbti, tai nueinate į campaign lygmenį, paspausime, šiuo momentu nėra, tikriausiai aktyvi jau. Ir tai gerai. Dabar add matau lygyje, tik tai siūlau, jeigu daugiau duplikuotume, tai tada ir būtų atskirai, kad būtų galima paskelbti. Tai va, paspaudžiam mygtuką publish ir mūsų reklama bus paskelbta ir aktyvuota. Galite ir padaryti. Netrukus pamatysite vaizdą. Taip, matome, kad kiek elementų iš kiek yra paskelbiamų. Tai viską ką tik paskelbė ir pati reklama yra jau paleista. Gerai, jau tikrai pabaiga, bet noriu paminėti, kad irgi kelsiu dar papildomai vieną video, kurio metu praeisim realius duomenis, kur galėsim pasižiūrėti šitos reklamos rezultatus, galėsim papildomai praseiti, kaip nusistatyti duomenis, kuriuos verta analizuoti, kaip juos analizuoti ir tada būtent iš visų tų nustatymų, kuriuos dabar jau prasėjom, tai dar kartą iš naujo praseisim ant realios kampanijos, kaip buvo viskas sukurta, paleista ir kokie sugeneruoti rezultatai. Tai nebus didelis skirtas biudžetas, bet visai tai pagrindiniai informacijai susirinkti bus tikrai daug aiškiau, paprasčiau ir automatiškai jau pasikūriau svetainę, irgi pasibandyti, pasitestuoti būtent šiem vizualam dėl jūsų. Tai pažiūrėsim, ką galim sugeneruoti su dropshippingu principus elektroninė parduotuvė Lietuvos rinkai. Tai va, tai iki sekančio karto ir tikriausiai video įkelsiu vaizdo įrašą po kokios savaitės, kada jau bus daugiau duomenų, tai iki savaitės laiko turime ką pažiūrėti, tai laimingai ir iki pasimatymo.